Vilniaus rajone esantis žuvininkystės ūkis jau daugiau kaip 60 metų puoselėja žuvies auginimo tradicijas, o nuo 2007 pradėjo ir ekologinės žuvininkystės veiklą. Užimama beveik 600 hektarų plotą, iš kurio įžuvinta yra 400 su virš hektarų vandens. Auginame daug lietuviškų rūšių žuvies, tai karpis, lynas Lietuvos nacionalinė žuvis, starkis, lydeka, ešerys, šamas. Ūkis per metus užaugina apie 200 tonų ekologiškos produkcijos, iš kurios realizuojama apie 50. Visa kita auginama toliau, tačiau ekologinis auginimo būdas reikalauja daug daugiau laiko ir sąnaudų. Įprastais pašarais šeriama žuvis gali užaugti per 3 metų. Natūraliai auganti žuvis tvenkiniuose gali užtrukti ir 4 ir 5 metus užaugti. Taip pat remia išlaidas, atsiliekama nuo konkurentų. Ekologinės akvakultūros ūkiai prižiūrimi, vykdomi ir fiziniai patikrinimai. Mes esame vienintelė įstaiga Lietuvoje, kuriams Žemės ūkio ministerija yra suteikusi įgaliojimus vykdyti ekologinės gamybos sertifikavimą. Įstaiga vykdo ekologinės gamybos sertifikavimą, taip pat nacionalinės maisto kokybės produktų sertifikavimą. Lietuvoje šiuo metu iš viso yra 14 ekologinės akvakultūros sertifikuotų ūkių, apie 45% visų tvenkinių. Pagrindiniai reikalavimai šitai sričiai yra auginti žuvis laikantis gyvūnų gerovės reikalavimų, nenaudoti hormonų, antibiotikų ir kitų ekologinėje gamyboje neleistinų medžiagų. Dėl tvenkinių priežiūros negali lankyti svetimi ūkyje, svetima technika, negali būti kūrenami laužai prie ekologiškų tvenkinių, negali būti kažkaip tais gąsdinimas ar stresas varimas žuvytėm. Skatinant darnią akvakultūros veiklą, produktų prekybą ir perdirbimą planuojamas kvietimas teikti prašymus skirti kompensaciją pagal priemonę ekologinė akvakultūros gamyba. Kvietimui finansuoti numatoma iki 4 200 000 eurų. Papildoma parama tikrai prisideda prie pačio ūkio sąlygų gerinimo, tinkamas paramos įsisavinimas ir modernizavimas ūkiuose gali reikšmingai prisidėti tiek prie aplinkosaugos reikalavimų, tiek prie reikalavimų ekologinės gamybos atitikties sertifikavimo. Galimi pareiškėjai akvakultūros tvenkinių ūkiai, fiziniai ir juridiniai asmenys. Projektams bus taikomi specialieji atrankos kriterijai, tokie kaip akvakultūros tvenkinių plotas, išauginamų ir parduodamų žuvų kiekiai, įsipareigojimas netrumpiau kaip 5 metus toliau vykdyti veiklą. Taip pat pareiškėjas įsipareigoja užtikrinti ekologiškai pagamintos akvakultūros produkcijos atsekamumą.